Šiandieną esame Vingio parke, kur vyksta pats smagiausias, gražiausias ir nuotaikingiausias 5 km spalvų bėgimas. Tad kviečiame ir jūs pajausti šio nuostabaus renginio dvasią. Aukščiau, viskas! Tokius auksu ir spalvomis tryštančius medalius gaus visi, kurie įveiks 5 km trasą. Kaip dėl dalyvių skaičio šiais metais? Ar jisai pasikeitė nuo praeitų metų į gerąją pusę? Panašu, kad daugiau. Tikrai sunku pasakyti, nes kol kas skaičių tikslių neturiu, bet bent jau pagal masę, kuri čia susirinkusi, tai atrodo, jog turim daugiau dalyvių. Kiek jų bebūtų, jie visi yra patys laimingiausi, patys smagiausi, patys fainiausi. Kaip matote, už mano nugaros šėlsta dalyviai tik pasiekia rausvąją zoną. Jie tiesiog skęsta rausvose dažuose. Jeigu nežinojate, iš kur atsirado spalvų bėgimas, tai pirmą kartą 2011 metais jis buvo pradėtas Phoenixe, kur pirmą kartą bėgo 6000 dalyvių ir po to išplito po Europą, Ameriką, Aziją. Patiko bėgimas, ar jaučiatės laimingas? Žiauriai faina, taip linksma dar nebuvo. Labai nerealu iš tikrųjų, labai smagus. Geriausia 5 km nubėgti gyvenime. Taip, jaučiuosi laimingas, nusispalvinęs, viskas gerai. Išties galvojau bus blogai, bet pranoko visus lūkesčius. Puikiai, geriau nebūna. Oh yeah, awesome. I think that was the happiest 5K in the world. The most colorful 5K in the world. Labai super! Reikia visiems bėgti šitą bėgimą, nes bus patys laimingiausi pasaulyje žmonės. Labai sotus bėgimas, ne tik ant viršaus, bet ir vidus spalvos. Jaučiu dar ilgai vaivorykštėm per visus galus eis. Awesome! Buvo labai, kaip matot. O kaip dėl užsieniečių? Gal yra prisiregistravusi, žinot, statistiką iš kokių šalių maždaug? Tiesą sakant, tikrai daug užsieniečių yra. Labai daug yra, kurie atvykę pagal Erasmus programą, ko gero, gal tiesiog kažkur studijuojančių Lietuvoje. Kol kas nepasakysiu, iš kokių šalių, bet kažkurio momentu užmetus akį tą lentelę tikrai nemažai skirtingų šalių. Ir Švedija, ir Baltarusija, ir Ukraina, Latvija, kaimyninės šalis, tai praktiškai visos, kas svečiuojasi galbūt šiuo metu Vilniuje. Ir puikiai žino šį renginį, turbūt nepraleido progos čia apsilankyti. Hello guys. Hi. From where you came? United States. And maybe you've tried to run this colorful running in USA? Yeah. You've done one, yeah? I did one. It's called Color Me Rad. Okay, and which one you like better? This one. Of course. It had bubbles. This one. Yeah, there was bubbles. It's bubbles. There was bubbles. O kuri dalis atkarpa bėgimo jums labiausiai patiko ir kurią norėtumėt pakartoti? Finišas, super! Finišas geriausias dalykas ir dar putų vonia. Man tai putas labiausiai patiko. Paskui išbėgi, atgaivina ir labai smagi vonia yra. Putų šou buvo pati smagiausia. Ir rūžava spalva, rūžava. Man tai putas. Turbūt putų taškas, nes įspūdžiai tokie nekasdieniški, tarkim taip.
Ir išbėgus iš jų iš vis atrodai visai kitaip ir jauties kažkaip keistai. Turbūt putų ir mėlynoji zona, kur mėlyni dažai žiūri. Jo, fainos tos bazės, kur dažus pilant mūsų, tai turbūt buvo fainiausia. Putos. Vienareikšmiškai. Putas. Vienareikšmiškai putas. Paskutinės turbūt, nes jau finišas artėja ir tiek daug visko susikaupė savyje. Galbūt tai būtų putos. Jos buvo tos linksmiausias ir fainiausias. Atsigulėm, pasikratėm, pasimaudėm, tai faina. The bubbles. The bubbles. The bubbles, yeah. The bubbles are probably pretty much interesting. And the beer. There's beer, right? O kaip patys dažai, matau, pribirėję visur, burnoje, akise, ar nemaišė bėgti? Šiaip nesakyčiau, kad maišų, ta prasme, tiesiog gauni jų, išspjauni, jeigu į burną pateko ir, ta prasme, ir bėgi toliau. Tikrai ne. Kai esi laimingas, niekada nieks nemaišo. Jo. Daugiau galėtų netgi būti, sidabrinių ypatingai nori, dar eisim užsitęsti. Turi būti 10 kilometrų tokios laimės. Taip. Labai skanus dažai. Labai jautėsi krakmolas, šiaip tai visai. Akiniai labai padeda. Dažai padėjo. Bet nieko. Skanu. Geri, skanus. Akimirkų suteikia dažai labai. Šiek tiek akis prikrito, bet šiaip normaliai, greit įsikrato. Ne, tai labai gerai atrodė, ant kūno dažai. Ir nežinau, kažkaip net įdomiau bėgti, kai pilsto dažais ir panašiai. Žymiai geriau. Labai daug pilsumų dažų buvo, tai iš ties labai patiko. Bet jų niekados nebus per mažai. Netrukdo visiškai, dar palengvina bėgimą. Ne, nemaišė. Nieko beveik nematau per akinius, bet nemaišė. Aš tai vis nusiimu akinius, nusivalau ir toliau bėgu. Matom, čia tokią gražią liniją išleidot ir ant galvos juostelės, ir sijonėliai. Gal planuojate ją plėsti kitais metais? Na, čia yra Colorano šių metų turas, vadinamas Shine, tai tas viskas susijęs su blizgumu. Tai kas be ko, kiekvienais metais bandome kažką pasiūlyti naujo. Pernai atėjome, pirmus žingsnius žengėme į Lietuvą, šiemet jau kiek stipriau, tai vat ir jau rezultatai matosi dalyvio krepšelėje. Tai gaunamas yra ir blizgus auksų tviskantis medalis kiekvienam po finišo, marškinėliai, galvos raiščiai, laikinos tatuiruotės. O taigi kokie planai kitais metais? Kol kas dar paslaptis. Ta prasme, faktas, kad bus, o jau kokia tema, tai jau čia teks dar šiek tiek luktelti. Ar kartosit kitais metais bėgimą visi choru? Taip!